Labas vakaras visi, tai su jumis Tomas Remigijus, susitikom trečiajame turto strategijos UK turto strategijos epizode ir šiandien planas aptarti nekilnojamo turto rinką, kaip šiandien rinka reaguoja į pokyčius, į bankų pokyčius ar ne. Daug gilinsimės į mortgages, kas vyksta ir aptarsim keletą tokių specifinių produktų. Remigijus papasakos apie 100% mortgages, kaip tai veikia. Taip pat vienas iš produktų, kur gali pridėti ar ne dar kitą žmogų ir žodžiu, turėti paskolą ant savęs. Tai Remigijus. Sveiki dar kartą, labai vėl malonu Jūs matyti, sveiki, tai ką, vėl pasidalinsim savo žiniom, savo patirtim, be abejo visų mes laukiam iš Jūsų žinučių, papeikimų, pagirimų, tai sveiki dar kartą, tai ką Tomai? Jo. Na ką, tai iš karto šoksim prie reikalų, žinau, kad Remigijus turi daug ką papasakoti iš tikrųjų, nes paskolų rinkoje dideli pasikeitimai, ar ne? Mes praeitą savaitę kalbėjom, tie procentėliai buvo kaip ir mažesni ir per naktį išaugo, tai prašau tada kažką apie naujienas. Jo, čia labai jau šita tema tokia aktuali, kaip aš manau dauguma klientų tikėjos, kad palūkanos nukris šiais metais arba bent jau pradės kristi, kaip atrodo gavom kaip ir siurprizą, palūkanos labai ganėtinai stipriai šią savaitę pakilo, daug ir čia visų, kurie internete pasakoja, visi minėjo, kad nukris, bet šią savaitę nesėkmingai, unfortunately, visi bankai pakėlė, ne, ir tuo toliau kelia. Nesigilinsiu gal į labai didelės priežastis, kodėl čia kelia, tikriausiai tie pinigėliai gal brangsta, ar kažkokios kitos priežastys, infliacija ar visa kita, bet jo, palūkanos pakilo, bet ganėtinai čia toks normalus procesas, tai truputį pakrenta, tai truputį pakyla. O jeigu taip lyginsim su praeitų metų, tarkim, ką turėjom praeitais metais, ar ne, apie vasarį, kovą, ar mes turim kažką tokio panašaus, ar kažkokia anomalija atsitiko ir jos iššoko į viršų? Žinok, kiek gal prisiminsiu, gal prieš metus buvo šiek tiek pakilę, vėliau vėl pradėjo krist ant vasaros, rudens ir visi buvo numetę gal Banko of England numetė kelis tos dalis to palūkanų ir visi kažkaip tikėjos, kad tos palūkanos gal pakris bent iki 3%, jau taip konkrečiai iki 3, gal 2,9. O šiai dienai jau viską turim virš 4 ir visi, kaip ir sakiau, minėjau, visi bankai pakėlė ir tikėkime, kad nesukils tiek, kiek žmonėm jau prasidės sunkumai gal mokėti ir visa kita. Jo, šiai dienai apie 4%. Kažkaip nerimauju, bijau gal prisikalbėti, kad jeigu nedaug dievė pakiltų iki 6, kas buvo ganėtinai sunku, bet prisimint, gal prieš porą metų buvo 6%. Tai tikėkime, kad taip nebus. Šiai dienai apie 4,5% ir laukim, žiūrėsim, kas čia gausis. Jo, tos prognozijos tokios ir yra, kad ekspertų nuomonės, kaip aš ir juokavau ar ne, prieš 2 savaitės visi pradėjo sakyti, kad pakris ir mes su Remigijum dažniausiai stengiamės tokių aiškių prognozių, jokių neduoti žmonėms, nes turėjo Remigijus, man atrodo, situaciją kaip su klientu ar ne, kaip buvo jau jie galvojo, kad gaus 4,5% ar ne, ir taip išėjo, dėja, kad buvo pasla virš 5%. Taip. Nu, žinokit, gal kartais ir gerai, kad šiek tiek mes žmonės gaunam šiokį tokį šoko. Taip. Nes šiaip iš praktikos dažniausiai žmonės pervertina savo jėgas. Kai palūkanos truputį nukrenta, tuo mes laisviau pradedam gyventi, gal daugiau išleidžiam ant kreditų kortelių, daugiau keliauti pradedam. Visi šitie tokie judesiai, gal žmonės truputį atremia į realybę, kad wow, gal reikia sustoti, gal reikia pasižiūrėti, kas bus, jeigu palūkanos labai pakils, ar mes tikrai biudžetą esam suplanavę teisingai. Tai žinokit, tokie pliusai ir minusai. Ir aišku, visi nori tų mažesnių palūkanų, bet dėja atsidūrėm į realybę, kad šiuo momentu jos kyla. Aš ką pastebėjau iš savo pusės, ar ne, iš nekilnojamo turto rinkos, kad namų kainos, namai, kurie listinasi, kurie yra smarkiai išpūstos ir iš tikrųjų tikriausiai dėl to, kad žmonės tikėjosi, kad tos palūkanos pakris ar ne, ir tie namai įdėti ir jie stovi ir tai yra didelė problema, ką aš pastebiu apskritai, daug agentų, čia biški akmuo į mano kolegų daržą, ar ne, kad jie ateina su noru laimėti tą listingą, ar ne, tada ta valuation nebūna teisingai įvertinta, ar tas nekilnojamas turtas
ir tos kainos išpūstos, tada žiūri vienas mėnesis, antras mėnesis ar ne, tada jau pakrenta ta kaina ir labai sunku tikriausiai parduodant, aš galvoju, patiems žmonėms reikėtų gal patiems iš tikrųjų prasitestuoti ar ne, pasižiūrėti, kas jūroje nebuvo parduota prieš tai, kas parduodama dabar, ar aš iš tikrųjų nesiūlyčiau gal orientuotis į tai, kas dabar parduodama ir kokios kainos yra dabar, nes apskritai 50% listintų namų jie net neparsiduoda, ar ne, tai jie iškrenta iš rinkos, tai tikriausiai reikėtų orientuotis, kas metų bėgėje buvo parduota ir kokiam kainam, taip gali realistišką paveikslą sudaryti, ką gali gauti iš savo rinkų. Dabar aš norėčiau aptarti su Remigijum labai vieną įdomų dalyką. Remigijum, man minėjot, kad yra paskolos, kur tu gali pridėti ar ne savo giminaitį. Aš labai norėčiau, kad man giliau papasakotumėt, nes iš tikrųjų keletą žmonių klausė ir čia toks greitai naujas produktas ar ne atsiradęs rinkoje? Čia gal nesakyčiau naujas produktas, bet ką tu čia dabar palėtei, Tomai, čia ganėtinai tokia plati tema. Čia galim kalbėti ir apie investmento, sakykime, buy to let produktus, taip pat galim kalbėti apie paprastos namo pirkimo, kai žmonės perka pirmą namą. Taip, jeigu kalbėt greitai apie residential, tai tada be abejo jūs galit prie savęs prisidėti netgi 3 dar žmonės, tai turėtų galbūt kaip giminaičiai, jie gali jums padėti su pajamom. Kitas dalykas, ką tu turėjai omeny, tikriausiai, kai galima užsidėti, sakykime, jums ten nori kažkas padėti, tarkim, brolis ar sesuo, bet jis nenori būti namo savininku. Tai tada tas labai gerai veikia, jis naudojat brolio arba sesers pajamas, bet jis nebus namo savininkas ir jeigu jis kada ateityje sugalvos pirkti savo gyvenamą būstą, jis jau nebus namo turto turėtojas ir jam nereikės mokėti stendyti. Čia jau jis nebus kaip first time buyeris uždėtas, jo vardas bus, taip. Bet žodžiu jis nebus. Jo, jis padės gauti paskolą, bet jis nebus namo savininkas. Aišku, be abejo, ten advokatai sutvarkys kai kurios dokumentus, kad jis turės kažkokį kaip įsipareigojimą, kad jis turi žinoti šitos įsipareigojimus, bet čia toks labai įdomus būdas ir ganėtinai geras būdas padėti saviem, nerizikuojant tom, kad prarasi to first time buyeriaus privalumus. Ja. Tai toks vienas klausimas, ar ne, tarkim, žinot, tarkim, jeigu skolina 5 kartus tavo algos, o tarkim, kai mano algos skolina 5 kartus, aš uždirbu ten 40 000 kaip pavyzdys, ne, tai aš galėčiau gauti 200 000, tarkim, ar ne? Jo, tarkim. Jeigu man reikia 300 000, aš prisidedu tą kitą žmogų, bet tai reiškia, kad mano įmokos jau yra didesnės turi būti, ar ne? Kaip paskaičiuoti žmogui, ar ne, ar jis paveš tą mokėjimą ir ar čia gali būti problema? Žinok, aš be abejo, ne, visi mes gal norim tų didesnių, gražesnių namų, bet su tais didesniais, gražesniais namais ateina įsipareigojimai ir jie ganėtinai dideli. Aš manau, kiekvienas klientas, mes patys ar klientai, mes žinom, kiek mes galim leisti savo mokėti mėnesį. Be abejo, reikėtų gal pabendrauti ar su bankininku, ar su brokeriu kaip manim, kad galėtų paskaičiuoti, kokie tie mėnesiniai mokėjimai būtų. Be abejo, mėnesinius mokėjimus irgi, aišku, reikia labai atidžiai tai atsižvelgti, bet jeigu pasikonsultavus, gal kažkiek galim sumažinti, gal pirmus metus, sakykime, mes galim paskolą pratęsti, sakykime, iki 35 metų, sakykime, praeis porą metų, ten pasitaisė situacija, gal daugiau uždirbot ir kai sugrįšit po 2 metų, tarkim, daryti perfinansavimą, mes vadinam remortgage'u, mes tuos metus galim sutrumpinti, sakykime, darėm 3-5, mėnesinis mokėjimas buvo 1500, bet jūsų situacija, tarkim, pagerėjo, per tuos 2 metus gal geresnį darbą gavot ir kai sugrįžt po 2 metų mes galim padaryti paskolą, tarkim, netgi 25 metam ar 23 metam. Tai tų visokių variantų yra, ne, bet vis tiek pagrindinis aspektas, kad reikia gerai įvertinti savo galimybės. Taip, ir čia iš tikrųjų tikrai gera pagalba žmonėms. Ir dar vienas produktas, kurį tikrai norėjau aptarti ir kad išgiliau šiek tiek pažiūrėtume, tai 100% mortgage. Jo, aš žinok, iš tikrųjų, tas 100% tos paskolos mortgage'ai egzistuoja jau ganėtinai senokai. Kažkaip tik dabar pradėjau kalbėti žmonės daugiau. Ir tai labai mažai kalba. Labai mažai. Iš tikrųjų, iš tų skambučių, kur gauni 100 į dieną, žinokit, nepameluosiu, gal tėve mano vienas arba nei vieno to skambučių nebūna, kažkas paklaustų. Dažniausiai gal čia žmonės jau jiems įaugė, kad norint kažką įsigyti būstą, jums reikia turėti depozitą, ne? Bet to 100% paskolos tikrai egzistuoja, netgi ne vienas bankas, o keletą. Ir kai kurie bankai netgi labai noriai skolina, labai noriai.
Aišku, gal turėčiau pabrėžti, kad tai jūsų kredito istorija turi būti labai gera. Negali būti jokių praleistų mokėjimų ten. Tai vienu žodžiu, jie egzistuoja, jums nereikia absoliučiai jokio depozito. Užsiminėte tą kartą apie nuomą, kad jeigu tu moki nuomą, kažkaip jie atsižvelgia į Jo, tai, jo, vat, jo. kad 100%. Jo, čia jau dabar jau kalbėti apie nuomą, tai čia gal paminėjau, kad turi būti labai gera kredito Aha. istorija. Tai dabar jau kai kurios kredito tos referenso agentūros pradėjo tokį kaip dalyką, kad jie jau pradėjo stebėti, kaip jūs mokat nuomą. Be abejo, jūs turite sutikti, kad jūs galėtų sekti, kad jie matytų, kad jūs ten, sakykim, 13 dieną sumokat nuomą. Ir jau jūsų kredito reporte matos, kad jūs kiekvieną mėnesį mokat už nuomą. Be abejo, tai padės. Pagrindinis vis tiek aspektas lieka kreditinės kortelės, kad jie matytų, kaip jūs jas valdot, kiek jūs išleidžiat ir kad nebūtų tų praleistų mokėjimų. Jeigu trumpai apie kreditinės kortelės, tai tikrai negalėtų būti jokių grinų pinigų išėmimo. Jau grini pinigai tai kaip tikrai no, nes bankai tai jau, jeigu pamato, kad yra išimti grini pinigėliai iš kreditinės kortelės, tai jau jiems skamba, kad jūsų situacija finansinė nėra gera. Sugrįžt prie 100%, jo, tikrai jie egzistuoja, gal žmonėms skirta, kurie nuomojas, kuries dabar Londone nuomos tikrai yra labai aukštas. Ir tiesiog skambtelėkit man, Tomui, ir apžvelgsim jūsų situaciją, kažką pasiplanuosim. Ir ką, jums beliks tik susimokėti 1,000 tūkstančių advokatam ir jūs turėsite įsigiję savo turtą. O dabar kaip pas specialistą apžvelkim tas abipusės, ar ne, bet ką jūs matytumėt privalumą šios paskolos ir kaip tokį kaip minusą, jeigu įžvelgėt kažką. Tai bet kas būtų iš tokių žmonėm, kad geriau suprasti, pliusai, minusai? Pliusai būtų, kad jūs įsikėsit savo nekilnojamo turtą jo. Galų gale ne viskas yra pinigais matuojami. Kaip sakau, kai įsigirsit savo nekilnojamo turtą, tas jausmas, kai sugrįžtat į savo namus, įdedat raktus skylutį ir atsirakinat savo duris, jis be abejo yra neįkainuojamas. Tai pliusai ir būtų, kad jūs turit savo nekilnojamo turtą, kad mokėsit paskolą jau savo, o ne kažkam kitam. Be abejo, pliusas bus, kad tikriausiai, kaip ir visi žinom, kad per 10 metų tikrai bus prieaugis ir jūs kažką uždirbsit, kaip kokį aruodą dedat kažkokią į taupyklę. Be abejo, mokėdami mėnesinius mokėjimus, jūs mažinsit skolą ir tai vėl kaip į jūsų taupyklę. Ką, tų minusų gal būtų tai, kad šiek tiek, jeigu neturit santaupų, tos palūkanos bus aukštesnės, reikia būti tam pasiruošus. Galim skaičiais kažkaip maždaug apipavidalinti? Žinokit, labai sunkiai kažką būtų pasakyti apie tuos skaičius. 100% palūkanos, sakykime, praeitą savaitę tikrai buvo neblogos, netgi nesiekė 6%, buvo apie 5,69, tikriausiai va čia savaitę, ne jau čia kokia čia vasario 2 savaitė, ar kas, jau tos palūkanos tikrai bus aukštesnės. Labai sunku, kadangi mes įrašinėjom, Tomai, gal apie tos skaičius labai tiksliai nekalbėkim, nes rytoj jau gal bus visiškai kiti skaičiai, bet tarkim, procentas. Galima sakyti, va taip, jeigu paprastą paskolą imant ir šitą, kad skirtumas, maždaug procentas. Sakyčiau, netgi mažiau. Jeigu 5% jūs šiai dienai įnešat, sakykim, šiai dienai, kas čia, vasario, nežinau. Kovas. Oh my God. Okay, kovo jau kas čia, 12 diena. Tai sakykim, su 5% depozitų palūkanos būtų 5,09. Tai žinokit, 100% tikrai būtų apie 5,7, gal tikrai nėra tokio, kad čia kažkas labai jau jūs ignoruotų ir jūs skausmintų su tom aukštom palūkanom. O tai kiek tų paskolų, tarkim, esat padaręs, sakykim, per paskutinius metus 100%, ar nors viena buvo, ar ne? Žinokit, kažkaip gėda ir nepasakyti, jų daug tikrai nesu padaręs, ne? Kaip ir minėjau, nežinau dėl kokių tų priežasčių, gal žmonės tiesiog nesupranta, kad galima tai gauti. Kaip ir kalbėjom, gal tos informacijos yra mažai ir žmonės tiesiog nekalba apie tai. Aš manyčiau, tikrai tos 100% paskolos kultūringiems žmonėms, šiek tiek gal jaunesniem, tikrai vertėtų susitikti, pakalbėti, nes tų sistemų, kur žmonės perka, sakykime, ar jūs perkat share ownership sistemą, gal prieš tai reikėtų pažiūrėti, gal geriau imti 100%. Daug labai niuansų, kur čia neaptarsim ir nesiplėsim, bus klientam labai, mūsų klausytojams labai nuobodžiai, bet tikrai reikėtų gal pasitart, tau man paskambinti, pasiskaičiuoti biudžetas, jeigu viskas okei, judėti prieš. Aš visada ir sakau, ir pas mane dažnai žmonės paklausia dėl paskolos, kokios sąlygos, aš sakau, mano kolega Remigijus nieko nekainuoja, žmonėms nieko nekainuoja, aišku, jam kainuoja laiką, bet prieš imdami, ar netgi jūs turit viduj nusistatymą, kad jūs negalit kažko gauti, ar ne, galvoja, kad mano situacija nėra,
būtinai paskambinkit, būtinai paklauskit ir aš manau, kad tų variantų atsiras, o jei šiai dienai jų ir neatsiras, tikriausiai ilgesniai perspektyvoje 3 mėnesių, pusę metų, bent jau bus sudėliota strategija, ką reikėtų daryti, kad atsirastų ta galimybė. Be abejo, ne, kaip aš sakau, geriausias patarimas būtų visur kreiptis. Nueikite į savo banką. Vienintelis bankas, sakykim, kažkoks Barclays, jis turės vienus produktus, bet jūs kreipkitės pas mane, ne? Aš turėsiu ten su 100 tų bankų dirbi, daugiau 1000 tų produktų. Ne? Tikrai jūs nieko neprarasit. Aš esu nedaugelis tų paskolų brokerių, kur neimu jokio mokesčio ir gaunu komisinius iš banko. Nu, čia kita tema. Taip pat ir Tomai kaip ir tavo, ne? Tu irgi kažką, manau, ten jokių mokesčių neėmėt, kad tik pakalbėt, kad tik įvertint namą, ne? Tai ir be abejo jūs gaunat tuos benefitus tuom, kad mes kalbam jūsų kalba, jeigu kalbam apie lietuvius. Už dyką informaciją. Tikrai drąsiai skambinkit man dėl paskolų, Tomui dėl namų pardavimų, nuomų ir šiaip pasikonsultuoti. Tikrai reikia naudotis ir šiais laikais nebūtinai į ofisus važiuoti ar kažką, apačioj mūsų parašykit klausimus, mes su Tomu tikrai atsakysim. Ką aš dažniausiai sakau ir namų pardavėjams, ar ne, tarkim, aš esu nepriklausomas agentas, aš turiu savo agentūrą, mano reputacija yra mano verslas. Jeigu mano reputacija bus sugriauta, aš neturėsiu darbo, ar ne? Kas yra su high street agencies, ar ne, nesakau, kad visos, bet dažnai jie turi targets, ar ne, dažnai jie turi paimti tuos listingus ir jie įsidėjo 50 tų namų, kai kurie ten mažiau, kai kurie daugiau, bet ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad jūs nepasikliaukit vieną nuomonę. Taip. Aš siūlau žmonėms visada paklausyt antrą kartą, ar ne? Agentas ateis, jis gražiai pakalbės, jis įvertins tą namą daugiau negu net jūs planavot, bet tai nereiškia, kad tas namas bus parduotas už tokią sumą, ar ne? Tai mano kaip nepriklausomo agento pozicija yra tokia ir dėl ko aš esu nepriklausomas, dėl to, kad aš galiu būti sąžiningas, ar ne? Man nieks nebado. Ir manau, Tomai, daug kartų paminėjai nepriklausomas, tai gal tas aspektas, kiek aš suprantu iš nekilnojamo turto agentų, jūs kaip parduot, tai jūs nepriklausomas, jūs lankstesnis. Aš manau, tikrai susitarsite, ne? Kaip tu minėjai, jeigu ateina iš kažkokių didelių grandinių nekilnojamo turto agentūrų, jų jau labai fiksuoti yra mokesčiai, ne? Kurie negali nuleisti. Be abejo, aš manau, su Tomai su tavimi visą laiką susitars ir dėl kainos pardavimo, nes jūs, kaip sakėte, esate nepriklausomas, niekam nepriklausomas. Ir kainą sprendžiat jūs, mokesčius jūs ir, manau, tikrai daug dalykų. Tai ir geras dalykas ir blogas dalykas. Blogas dalykas dėl to, kad aš turiu visas operacijas atlikti vienas ar ne, bet geras dalykas tas, kad aš tiesiog galiu būti sąžiningas ir sakyti, žiūrėkit, aš suprantu, kad jūsų namą įvertino kažkas 30 000 daugiau, galbūt tik norėdamas pasimti jį ir parduoti savo agentūroje, bet realybė yra tokia. Ir tarkim, tie namai, kurie neparsiduoda per pirmas 30 dienų, jie dažniausiai ir neparsiduoda visai. Šiai dienai, kaip ir minėjau, 50% apskritai neparsiduoda. Tai ta rinka, ji nėra antiek gyvybinga, kad mes galim žaisti su tom kainom nuo pradžių. Tai tas tikslingas namo įkainojimas, jisai mums gali kainuoti pirkėją, ar ne? Ir kartais aš galvoju, kad apsvarsyti strategijas, pažiūrėti, kokia rėja yra. Kartais gal geriau į marketą įeiti aštriai, ar ne, su nustatant mažesnę kainą, surinkti daugiau žmonių, kad jie varžytųsi dėl tavo nekilnojamo turto, negu mes nustatom 30 000 aukščiau ir mes nesulaukiam nei... Po to žmonės žiūri su nepasitikėjimu į tokį nekilnojamo turto, kas yra blogai, ar ne, kas negerai, tai va, tai... Dažniausiai gal dauguma klientų kažkaip tikis, kad kažkokios didelės kompanijos, gerai žinomi vardai, kažką jums stebuklingo padarys. Iš tikrųjų, ne, mes irgi su Tomu tiek daug metų patirties turim, tikrai pasidalinsim ir tikrai nesvarbu, ar per kažkokią gerą, didelę kompaniją parduos namą, ar per Tomą, aš manau, visą tą patį servizą jūs gausite ir dar geresnį. Aš tą patį ir galvoju, nes su manim komunikacija yra nuo pradžios į galo vien tik su manim, ar ne? Remigijau, man atrodo, jūs esate dirbę didelį agentūrą, žiūrėk, kad ten atskiri žmonės daro atskiras funkcijas, ar ne? Tai kartais apie tą tavo nekilnojamą turtą, jeigu tu paskambini, gal ne visada ir gali gauti tą informaciją, ar ne? Bet kuo arba nepriklausomi agentai, arba mažesnės tos kompanijos, jos suinteresuotos klientui, jos dirba klientui, jos nedirba brandui,
jos dirba klientui, tai ar aš turiu per mėnesį parduodu 5-6 namus, ar jie parduoda 60. Tai manau, kad nėra klausimo, kas daugiau energijos tam skiria, kas daugiau dėmesio tam skiria, ar ne? Gal svarbiausias aspektas, kad ką mes norim pasakyti, kad jeigu naudositės mūsų paslaugom ar ko, aišku, čia mes nereklamuojam savo tų paslaugų, mes norim jums suteikti savo žinias, bet ką mes norim pasakyti, tikriausiai, Tomai, kad mes galim padėti nuo pradžių iki galo, nuo paieškos, nuo paskolos sutvarkymo ir nuo raktų gavimo. Taip pat be abejo patarsim, parekomenduosim legalią pusę, kur advokatai atstovaus ir visa kita. Tai va. Ką norėjau paminėti, iš tikrųjų norėjau paminėti, kad džiaugiuosi sudaręs stiprią sąjungą su Remigijum, kadangi tiek metų patirties ir jis jau žino kiekvieną kampą, ar ne, žino, aš kažko paklausiu, jis visada man atsakys, visada ras žmogų, kuris atsakys, ar ne. Tai bet aš galvoju, kad žmonėms tas ir yra naudinga, ne, kad viskas po vienu stogu. Tai tas yra svarbu iš tikro. Aš norėčiau pereiti prie vieno labai svarbaus segmento buy to let. Taip. Tai aš turėjau tokią situaciją neseniai, ar ne, aptariau ir savo socialinėje erdvėje, kaip išvažiuodamas žmogus į Lietuvą planavo parduoti savo nekilnojamą turtą ir kažkaip mes pamatėm, kad ta rinka nėra tokia gyvybinga ir jis gal negautų tiek pinigų, kiek jis norėtų. Kaip vyksta remortgages ir pasikeitimas iš residential į buy to let? Remigijau, gal galim taip apipasakoti tą procesą ir ar galima keičiant iš residential į buy to let įsimti equity, nes žmonėms išvažiuojantiems į Lietuvą tai yra labai svarbu, kad galėtų įsikurti, gal ir kokį versliuką pradėti, kaip tai vyksta. Jo, čia ganėtinai gali būti sudėtingas procesas, jeigu klientai išvažiuoja į Lietuvą gyventi. Taip. Mes vis laik turim suprast, kad paskolos yra duodama UK rezidentam. Jo? Jeigu jūs išvažiuojat gyventi į Lietuvą, jūs nebetampat UK rezidentai. Tai tada būtų keli variantai, ne? Be abejo, reikėtų bankui pranešti, kad jūs norit išnuomoti namą. Tikriausiai daugumą bankų nepatiks, kad jūs išvažiuojate į Lietuvą gyventi, nes jūs nebetapsit rezidentai. Tai daugumai, aš nesakau, kad visiems bankam. Tai tikrai rastumėm gal keletą bankų, kur tikrai jiems bus viskas fine, kadangi jūs išvažiuojate į Lietuvą ir jūs savo namuką perdarote į buy to let. Bet toks iš karto klausimas, ar ne, kodėl bankams tai turėtų būti svarbu, į buy to let jie vis tiek atsižvelgia į nuomininkus ir jie vis tiek žino, kad yra nuoma ir gauna... Jo, bankui aišku svarbu nuoma. Jūs gaunat nuomą, jūs tikriausiai sumokėsite už paskolą. Taip. Bet čia jau paprasčiausiai čia yra tokie banko kriterijai, kad jūs skolinat pinigus UK rezidentui. Tai čia tokia yra aktuali tema, ypač kurie išvažiuoja į Lietuvą, kurie išvažiuoja į Lietuvą. Tai, bet kaip sakau, Tomai, yra keletą bankų, kur tikrai jums leis išvažiuoti į Lietuvą ir legaliai pasakyti, aš gyvenu Lietuvoje. Ir jūs pakeisit paskolos tą pobūvį iš paprasto residential į buy to let. Kas išimant dėl pinigėlių, be abejo, jeigu yra kažkokio prieaugio, tikrai tą prieaugį galite išimti, jeigu jūsų sąlygos tai leidžia. Ar tai nuomos gaunat pakankamai, ar tai pajamų pakankamai turi, tikrai šitą viską galima aptarti, ne? Ir dauguma žmonių tai ir daro, išsiema pinigėlius, kažką perka čia ar kažkur Lietuvoje, bet tai yra labai subtili tema, jeigu mes kalbam, kad žmonės išvažiuoja į Lietuvą gyventi. Galim pasigilinti į tai, nes tikrai yra daug žmonių, dabar aš pastebėjau šiai dienai lietuvių išvažiuojančių, nežinau, jūs pastebėjote, Remigijau, ar ne? Yra masė žmonių. Taip, masė išvažiuojančių, ką tik norėčiau patarti, nes kadangi labai dramatiškai keičiasi jūsų rezidento statusas ir visa kita, čia reikėtų pasikalbėti su brokeriu arba pakalbėti su jūsų banku, kokie jų yra kriterijai, ką jie tikisi iš jūsų. Jeigu jūsų bankas sakys, ne, jūs mums negali taip daryti, nes kadangi jūs nebebūsit UK rezidentas, nes gyvensit, tarkim, Lietuvoje ar Ispanijoje ar dar kažkur, tai tada reikėtų pagalvoti apie banko pakeitimą. Taip. Ir be abejo, ir jeigu sugalvotumėm ar keist banką ar kažką, tai galim tada jau pakalbėti ir kažkokią ekstra įkutį išėmimus, tų pinigėlių, kur uždirbot išėmimą, visokiausių tų variantų, bet svarbiausias dalykas, jeigu išvažiuojate į Lietuvą, reikia žinoti, kad bankas tai žinotų, be abejo reikia ir gal namo draudimą pakeisti, nes jūs turėjot paprastą residential draudimą. Taip. Jeigu jūs nuomojat, be abejo jūs turite pakeisti kaip į landlordo draudimą. Taip. Neduok dieve nuomininkai ten ar sudegins jūsų namą ar ką, tai čia tik labai daug problemų gali prisidaryti. Tai daug tokių visokių niuansų, bet kaip ir tam ir esam mes su Tomu, kad pasitart. Tomas tikrai kažką jums patars nuomos ar pardavimo klausimą, o aš pasitarsiu, ką su jumis kaip bankam pasakyti, kaip padaryti, ar keist bankus, ar kažką.
Tai va ta konkreti situacija apie tą mano klientą, jo nekilnojamas turtas kainavo 350 tūkstančių. Ir mes taip pagalvom ir paskaičiavom apie tuos metus, ar ne, nuoma pakankamai didelė. Jisai gavo 1900, kas yra tikrai virš iš tikrųjų, bet namas, nu, tikrai puikus. Ir kas liečia nuomą, žmonės jau žiūri, kaip jis atrodo, ar yra parkingas. Ir mes taip paskaičiavom, ar ne, kad prieaugis, ką jis gaus iš tos nuomos, ar ne, atmetęs jau visus mokesčius, ką turėtų sumokėti, apie 6 tūkstančiai. Bet mes po to dar įvertinom iš tikro turto augimą, ar ne? Tai mes paskaičiavom, kad vidutiniškai prognozės tokios vėlgi, tai nėra tikslu. Nuo 2-4% mes pasiėmėme vidurkį 3%, nuo 350 tūkstančių per metus 10 tūkstančių svarų, ar ne? Tai kombinuojant kartu 16 tūkstančių prieaugis. Tai dažnai aš siūlyčiau visada susiekti su Remigijum tikriausiai ir pakalbėti, ar yra galimybė iš residential buy-to-let. O tai ką tu, Tomai, rekomenduotum, jeigu išvažiuoji, tarkim, į Lietuvą, ir ką tu rekomenduotum, parduoti ar bandyti išnuomoti? Aš sakyčiau, aš toks žmogus, kad aš tikriausiai visada sakyčiau pasilikti tą variantą B, nes viskas gerai, tu išvažiuoji į Lietuvą, bet yra kompanijos ir aš pats tai darau, ar ne, ir tas mokestis nėra didelis, tu išvažiuoji, tavo nekilnojamą turtą prižiūriu aš ir mano kompanija, su kuria dirbu, ar ne? Tai viską, nuo lempučių įsukimų iki, nežinau, visos priežiūros ir dokumentų patikros ir visa kita. Tai aš dar tuos pirmus ar antrus metus dar kažkaip pasilaikyčiau tą nekilnojamą turtą. Ir aš suprantu, mes esam lietuviai, mes esam labai excited važiuoti į Lietuvą, viskas faina, bet kartais tas gyvenimas toksai atrodo jau netoks fainas. Kai grįžti atostogų su draugais, su tėvais šašlykus kepi, atrodo faina ir galėčiau čia gyventi ilgai. Bet kai pradeda darbo paiešką, vis tiek sutikim, kad mes čia pripratę gyventi kitokį gyvenimą, ar ne? Tie finansai mūsų kitaip atrodo. Ir grįžus į Lietuvą gali būti sunku adaptuotis dėl tos finansinės situacijos. Aš nesau, kad jį yra bloga Lietuvoje, bet jį yra šiek tiek kitokia ir mes gyvenam kitokiu ritmu čia, ar ne? Tai vat toks dalykas, ar ne? O dabar apie tą buy-to-let, ar ne? Kiek mes procentų paskolos privalom, ar ten galim maksimaliai, pavyzdžiui, galim gauti 80% loan to value, ar ne? Okay, jo, jeigu kalbėti apie buy-to-let paskolas, ne, jeigu jūsų tai būtų pirmas namukas, ar tai antras jau buy-to-let, tikrai šiaip visi kalbam, kad reikia minimum 25%, bet tikrai yra ir su 20%, yra netgi jau, kurie turi šiek tiek patirties nuomojami ir netgi 15%. Wow. Jo, bet reikėtų be abejo vėl čia paskaičiuoti, kokie bus tie mėnesiniai mokėjimai, ar verta, jeigu aišku, tų pinigėlių yra, tada reikia nešti kiek galima daugiau to depozito, kad būtų mėnesiniai mokėjimai, bet jo, šiaip standartas 25%, 20% jo, 15% vienas kitas bankas paskolins, be abejo, gal labai nesigilinsim į pirkimo būdus, kaip jau mes kalbėjom, kažkada gal galit pirkti ant savo vardo, galit pirkti ant limited kompanijos, gal apžvelgsim ar šį kartą, ar kitą kartą, kokie pliusai, kokie minusai perkant ant limited kompanijos. Tai, bet kaip jo, 25-20. O kaip klientai iš tikrųjų, kai vat iš jūsų klientų, Remigijau, ar daugiau interest only mortgages ima, ar koks tas yra? Be abejo, dauguma ima interest only, bet gal sakyčiau, čia yra palei kiekvieno žmogaus rizikos laipsnį. Nes jūs neužmirškite, kad interest only yra toks dalykas, kad, sakykime, jeigu jūs paskolą paėmė 25 metus, jūs už 25 metų jūs turėsite duoti pačią paskolą, jūsų skola nesumažės. Tai čia ir yra interest only, jūs moka tik už palūkanas. Tai kai kurie žmonėm, kurie turi labai tokią žemą rizikos laipsnį, tai jie gal labiau norės, kad per 25 metus išnuomoti. Be abejo, neišnuomoti, kad įsimokėt, daryti tokį repaymentą. Ir jūs tada, sakykime, per 25 metus viską įsimokat. Bet kaip minėjau, dauguma klientų perka verslui, perka bizniui, jų tikslas yra uždirbti kiekvieną mėnesį ir tai dėl tos priežasties yra daroma interest only ir aš sakyčiau, mano klientai tai vis dėlto gal netgi 90% daro interest only, bet gal norėčiau paminėti, jeigu ir darote interest only, jūs turite turėti kažkokią strategiją, netgi po 25 metų, kaip jūs atiduosite pinigėlius.
Tai lengviausia strategija tikriausiai parduoti nekilnojamą turtą ar Be abejo. atiduoti. Be abejo, nu, žinokit, 25 metai, kaip aš sakau savo klientam, čia labai ilgas laikas, labai. Nežinom, kiek tie namai kainuos, ką mes uždirbsim už 25 metų. Jo, bet kaip sakau, čia jau kiekvieno žmogaus tas toks rizikos laipsnis, ko jis nori iš to buy to let. Ar jis nori, kad būtų išmokėtas, ar jis nori daugiau uždirbti mėnesį ir tada daro interest only. Čia, aišku, kiekvieno kliento skirtinga strategija ir ką jau jie nusprendžia. Užvakar klausiau įdomų podcastą apie Lietuvos nekilnojamą turtą ir kaip rinka. Ir man vienas dalykas, kad labai patiko, tai jie turi depozitus. Jeigu ateina pirkėjas pirkti, jis palieka depozitą. Tai yra tokia pre-agreement, kažkokia sutartis sudaryta. Ir aš galvoju, kaip būtų faina mums čia turėti tokį dalyką. Ar kažkada, Remigijau, teko su kažkuo panašiu susidurti, ar yra kažkokie saugikliai, pavyzdžiui, tam pačiam namo pardavėjui, kad jis būtų užtikrintas, kad jeigu mes jau ten sukertam rankom, procesas prasideda, sutikim, kad man atrodo dabar 73% atkrenta ir netgi daugiau atkrenta iš tikrųjų. Ar yra kažkur buvęs ar taikomas kažkoks modelis, kaip galima apsaugoti tą pardavėją? Jo, žinokit, gal turėtų žmonės suprasti, kas yra Lietuvoje pardavimai ir kas yra Anglijoje, Tomai, ne? Iš tikrųjų, jeigu šiaip pagalvojus, Lietuva yra, ypač po nepriklausomybės, tai yra visiškai nauja valstybė. Visiškai naujai kūrėsi registracijos, kaip tie nekilnojamo turtas įregistruojama. Dėl to žmonės kartais sako, va, Remigijau, kaip čia Lietuvoje paprasta. Nes be abejo ir paprasta, nes yra ganėtinai nauja valstybė, nauja rinka, nauja registravimo būdai. Anglijoje jūs turit suprasti, kodėl yra viskas sudėtingai, todėl kad be abejo mes turim klientų, kurie perka 500 metų senumo namus. Aš turiu advokatus, jūs įsivaizduojate, tikrai nemeluoju, kur advokatai jau dirba 500 metų. Jo, Tomai, apie advokatus. Tai va, tai lietuviai turėtų suprasti, kad lietuviška sistema yra ganėtinai nauja. Po įpročinio priklausomybės, kūrės registracijos sistemos, registracijos padaliniai ir visiškai nauja. Anglijoje, kodėl taip sudėtingai, žmonės nesupranta arba nenori suprasti. Anglijoje, įsivaizduojat, nekilnojamo turtas yra labai senas. Aš turiu klientą, kuris nusipirko 500 metų senumo namą. Tai jūs įsivaizduojat, kiek ten visko šitam procese įvyko. Ir tą procesą reikia patikrinti, kas buvo prieš tus 500 metus. Tai aš netgi turiu klientus, advokatus, kurie jau dirba 500 metų. Tai jūs turit suprasti, ne, kad įsivaizduojat, jau Anglijoje prieš 500 metų reikėjo kažkam advokatų. Mes tikriausiai, kad ir kaip būtų, mes suprantam, kas buvo prieš 500 metų Lietuvoje. Ten advokatų tikriausiai gal ir net neegzistavo, nes nebuvo to nekilnojamo turto tokio. O čia jau viskas buvo ir dėl tų priežasčių, Tomai, kur tu klausai, ar tą depozitą palikti ar ne, čia labai subtilus dalykas. Žinokit, tą depozitą galite palikti, bet galite jūs pralošti, galite ir laimėti. Čia principas labai paprastas, nes užtrunka labai daug laiko patikrinti, ar viskas gerai su tuo namu. Tai jeigu, sakykime, jūs palikot kažkokį depozitą ir po 2 mėnesių suranda, kad šitas namas kažkokia dalis priklauso kažkokiai Anglijos bažnyčiai ir jūs be abejo prarasit tą depozitą. Kadangi nebūtumėt mokėję to depozito, tai jūs tik pasakot, oi, sorry, aš negaliu pirkti. Nes jūs turit suprasti, Anglijoje dauguma namų kažkada priklausė bažnyčiai ir karalieniai. Netgi po šiai dienai, kur žmonės perka namus, yra mokamas bažnyčios mokestis. Ir norit, nenorit, nusiperkat, yra jūsų namas, bet namas kažkada priklausė bažnyčiai ir yra mokamas toks mokestis. Be abejo, ir advokatai šitą įsprendžia, ten visokius draudimus paimdami ir visą kitą. Dabar aš turiu tokį klausimą. Aš noriu turto Ispanijoje. Labai norėčiau ten gyventi. Ar aš galiu nueiti į banką arba pas jūs, Remigijau, ir sakyti, prašau, man padėkit, ir kokios sąlygos yra? Ar tai iš viso įmanoma? Nes žinau, kad daug lietuvių nusipirkę kažkaip. Mano žiniom, Tomai, joks Anglijos bankas registruotas Anglijoje jums nepaskolins pirkti Ispanijoje. Tai tikrai patarčiau tada jau važiuoti į Ispaniją, tarkim, ir ieškoti to ispaniško banką, kas paskolins pagal jūsų kriterijus. Kažkada seniau buvo Ispanijos bankas, tai galėjo per jį tvarkytis, bet dabar žinau tikrai, kad jis jau nebedirba. Tai tas patarimas būtų, kad vis dėlto turėtumėte ieškoti Ispanijoje nekilnojamo turto, ieškoti ten paskolų davėjus, ar tai bankas, ar tai brokerius, ir viskas sutvarkyti ten. Bet aš manau, Tomai, mes pakalbėsim kitą kartą apie Ispaniją, apie Kiprą, nes mes bendradarbiavom su labai didelėm kompanijom. Šiek tiek užsimenam, šiek tiek anonsuojama apie Kiprą, apie mūsų partnerius Kiprė, šiek tiek užsimenam žmonėm tai apie tas investicijas iš tikrųjų, nes keletą žmonių klausė ir galvoja,
nori trauktis iš UK ir nori investicijų Kiprė, tai kokios sąlygos, tik trumpai ir kas ten yra? Nu, matot, vis tiek yra kategorija žmonių, kur nori investuoti, nori diversifikuoti savo investicijas. Kažkada kai kurie rajonai atrodė patraukliau, dabar šiai dienai ypač atrodo nelabai patraukliai. Jeigu kalbėt gal, sakykime, apie Dubajus, kažkada atrodė labai saugi šalis, dabar kažkaip tikrai jinai saugi, nesakau, kad nesaugi, bet vis tiek kažkaip susviravo. Taip. Ir viena kita ir ta bomba nukrito nesenai. Tai žmonės, aišku, pradeda ieškoti alternatyvų. Alternatyvų tikrai, nepasakau, kad ten visam pasauliu, bet mes turim, Tomai, mes turim Kiprą, turim netgi kitos regionus. Kiprą bendradarbiavom su pačia didžiausia Kipro statybinė kompanija. Kas įdomu su jie nenaudoja bankų. Jie skolina paskolas iš savo biudžeto, iš savo pinigėlių, iš savo uždirbtų pinigėlių. Tai tikrai ganėtinai įdomiai, jeigu kas galėsim suorganizuoti. Aš iš viso norėčiau kelionės. Kelionės, be abejo, kaip ir visas šalis, mes galim padėti, Tomai, nes aš bendradarbiauju ir tu bendradarbiauji su tais kipriečiais. Tikrai, kaip sakiau, viena iš didžiausių kompanijų, viena iš solidžiausių. Jie viskom pasirūpina. Bet manau, pakalbėsim gal kitą epizodą. Man labai patiko jų sąlygos ir tada kitą epizodą mes daugiau pasiruošim, nes tos sąlygos nereikia banko. Aš kalbu gal, kad žmonės, kuo mes bendradarbiaujame, aš gal kalbu apie tą dalį, kuri yra ne Europos pusėje, o Turkijos pusėje. Truputį yra lankstesnės ten tos visos kriterijai. Reguliacijos ir manau, tikrai yra ten pagrindo tikėti, kad kainos labai pakils. Ne? Ir jeigu apie paskolas, tai ten, kur mes bendarbiaujam, Tomai, tai ten noriu pasakyti klausytojams, kad jie skolina iš savų pinigų, nėra jokių ten kažkokių superinių kriterijų. Prašom tikrai, parašykite apačioje, kas domina, nukreipsim, nuvažiuosim kartu ir parodysim jo. Čia labai įdomu. Apskritai apie investicijas, grįžtant prie investicijų ir prie nekilnojamo turto, tai žmonės dažnai klausia, kur investuoti ar ne. Tai aš jau dabar išanalizavęs rinką, šią dieną sakyčiau, kad Londonas ir aplinkui Londoną šiai dienai tai nelabai apsimo. Aš nepatarčiau bent jau, ar ne. Pagal praeitus metus, pavyzdžiui, didžiausias nekilnojamo turto augimas kainos Mančesteryje, Birminghame, ar ne, Leeds. Ir mes kalbam ne apie ten kelių procentų daugiau negu čia, mes jau kalbam apie 8% augimą, ar ne? Tai yra daug. Ir dažniausiai, kažkaip mes koncentruojamės apie ten, kur mes gyvename, apie tas investicijas, ar ne, negalvodami apie toliau. Tai aš pasiūlyčiau iš tikrųjų apsvarsyti visus galimus variantus, ar ne, ir nebūtinai savo kieme investuoti, ar ne, ar savo mieste, bet žiūrėti, kur tas yra, kur augimas yra daugiausia, kur šiaurė dabar klesti iš tikrųjų, ar ne? Taip. Pats Mančesteris ir butai, gal sakyčiau, Mančesterį daugiau, ar ne, aplink centrą, nes tikrai labai daug didelių kompanijų ten kuriasi, ar ne, daug labai young professionals, ar ne, kurie ieško nuomų. Ir netgi mes dažnai atmetam studentus, ar ne, aš suprantu, studentai nėra patys geriausi nuomininkai dėl to, kad tas judėjimas yra didelis. Taip. Bet kartais jie pasiruošia mokėti didesnę tą nuomą, ar ne? Tai kas liečia investicijas, tikrai sakau, apsvarstyti tą šiaurės galimybę, nes, pavyzdžiui, Londonas praeitais metais augimas 0,5%, tai lyginant su Mančesterio 8-9%, tai yra didelis skirtumas. Visi tikriausiai žmonės turi padaryti savo namų darbus. Savo namų darbus. Ir čia vienas gal būtų dalykas. Kitas dalykas, žmonės turi nuspręsti, kiek turit pinigėlių investuoti. Jeigu, tarkim, jūs turite, aišku, 100 ar 200 tūkstančių, galite galvoti apie Londoną, kažkokį kampelį rasit, kur bus neblogas tas uždarbis. Bet jeigu jūs turit 15, tarkim, tūkstančių ir tai įmanoma investuoti, ar kažkur Newcastle, aš pats esu nusipirkęs namus už 60 tūkstančių. Tai čia 25. Čia per aukcioną? Ne, iš agentūros ir per aukcioną ir visokiausių tų variantų, Tai prašau, 60 tūkstančių, 25% depozito ir jūs jau turit kažkokią investiciją. Taip. Gal to kažkokio superinio ten prieaugio nebus, bet jūs uždirbsit kiekvieną mėnesį, kažkiek bus prieaugio ir visai bus jums labai gera pradžia investuoti. Tai, kaip tu Tomai minėjai, aukcionuose, ne, su mielu noru jūs galim paskolas tvarkyti ir jeigu perkat aukcione. Reikėtų, kad pabendrautumėm, kad žinotumėm, kokios yra taisyklės, nusibrėžti linijas, kiek laiko mums reikia, kokios kriterijai yra aukciono ir paskolas galime ir aukcione. O kaip skolintojai žiūri į aukcionus, pavyzdžiui, ir klientus, kurie iš jūsų patirties? Skolintojam, tai yra ar bankam, ar kažkokiam kitom investicijom kompanijom, jiem nesvarbu, kur tu perki, jiems svarbu, kad už jų paskolintus pinigėlius tas turtas būtų adekvatus, kad jie
blogiausiai atveju galėtų atgauti pinigėlius, kad jiem nesvarbu, jiem ar tu pirksi iš kažkokios močiutės, ar tu pirksi iš aukciono. Taip. Svarbu, jūs turi depozito, jūs kažkoks tai esat klientas, atitinkat jų kriterijus, jo, ir be jokių problemų galite nusipirkti. Aš girdėjau istoriją tokią pasakot, Remigijau, apie aukcioną iš tikrųjų, kad žmonės turėtų labai pasverti, nes man atrodo, jūs pasakot, kaip žmogus nusipirko žemę, ar ne, ir ten pasirodo pelkė, kaip ten buvo su ta pelkė. Jo, nu, tikrai, tų istorijų yra daug ir žmonės kartais net nenuvažiavę, nepasižiūrėję, jie nusiperka, nes labai atrodo patraukliai, ten tik kažkas nusipirko žemę, kažkiek kainavo tik kelis tūkstančius. Aišku, gal žmonės nesusimasto, kad kodėl čia taip pigiai, ne? Yra gabalėlis to žemės, atrodo, pasistatysiu savo namus, bet taip tikriausiai nėra ir mes čia visi labai puikiai žinom, kas pigu, tai jau kažką reikia ieškoti kažkur šaknų, kodėl yra pigiai. Bet be abejo, kas turi laiko, kas turi inercijos skirti tai paieškai tome aukcione, tai tikrai gali pabandyti per aukcionus, paskolas be abejo galim gauti ir perkant aukcione. Nežinau, nesakau, kad tai vis laik bus pigiau aukcione, Tomai, kartais ir agentūros turi gerus, tu žinai, tos visus tokius tuos pasiūlymus, ar kažkas skuba parduoti, gal kažkas gali nuleisti tą kainą, bet jo, tik apibendrinant, jo, netgi mažiausią sumą susitaupę žmonės gali investuoti nekilnojamą turtą, paskaičiuoti tikrai grąža bus visai nebloga. Kas liečia mane iš tikrųjų, tai aš dirbu didžiausioj, kaip čia pasakyti, global organizacijoje, ne? Aš esu dalis Keller Williams. Jo. Ir UK mes vienijam 400 agentų. Taip. Tai va tas networkas visas, ką man leidžia, mes dažnai gaunam off-market deals. Ką reiškia off-market deals, ar ne? Kažkas turi kažkokį namą ir nori jį kuo greičiau parduoti, ar ne? Nenori nei skelbimo dėti, nori kuo greičiau. Aišku, čia privalumas yra cash buyeris. Ar ne, tai, bet žodžiu, vat, kas liečia iš tos perspektyvos, tai tas networkas didelis iš tikrųjų man leidžia prieiti prie tokių dylų, tai vat investuojant, ar ne, jeigu žmonės ateitų ir sakytų, vat noriu ar ten tam tikroje lokacijoje, ar ne, arba turiu tiek ir tiek pinigų, tai visada galit kreiptis į mane ir mes surasim, į mane ir į Remigijų, ir mes surasim geriausias sprendimus ir pagalvosim apie strategijas iš tikrųjų, nes būnant tiesiog nedalyvaujant tame, ar ne, mes ten kiekvieną dieną duomenys, kiekvieną dieną žiūrim tas naujienas, mes tuo gyvenam, čia yra mūsų aistra. Žmogus, kuris turi idėją investuoti ir gal kartais ne visada pasveria tas rizikas, tai prieš investuojant, prieš pačiam žiūrint kažkokių namų, ar ne, bet kaip Remigijus minėjo, kad kartais tas pigus dylas, geriau gal jokio dylo negu tas pigus dylas, ar ne, kad kartais gali nusipirkti savo galvos skausmą, tai tikriausiai prieš kiekvieną darant tokį dalyką arba pasitarti su profesionalu, arba pačiam pasižiūrėti, ar ne, kokia eilė yra. Ar yra ten ar yra susisiekimas geras, ar yra transportas, ar yra mokyklos, palyginti galų galę tuos kitus kartais tau galvoje atrodo gal geras dylas, bet tu pasižiūri, kas parduota ten pusę metų prieš tai ir galvoji, gal ta kaina visai nėra adekvati, ar ne? Tai vat iš tos pusės. O kaip mūsų lietuviai, lietuvaičiai, ar jie linkę investuoti, ar ne? Ja, aš sakyčiau, gal lietuviai mes tokia kaip tautybė esam iš tų vienų, kur tikrai esam drąsus verslus pradėti, drąsus investuoti. Tikrai daug klientų yra nusipirkę ne vienus ir du investicinius projektus. Netgi jeigu kalbėt, kaip kalbėjom apie žemę, tikrai vienas ir kitas yra ir aš pats nusipirkęs žemę, pasistatė savo namus, gal mes apkalbėsim Tomai kitą kartą, kaip tai galėtų padaryti. Dabar biškį dar paklausiu, aš pas jūs keletą klausimų. Okay. Tai koks didžiausias sunkumas jums, su kokiu didžiausiu sunkumu susidūrėt, ar ne, pats statantis namus, nes tikrai aš nepažįstu daug žmonių, kurie savo patys statė namus, tai ta patirtis, jeigu pasidalintume čia, būtų tikrai įdomi. Žinokit, tikrai buvo viskas lengviau, negu visi galvoja. Tikrai visi lengviau. Aš žemę nusipirkau aukcione, gal šiek tiek permokėjau, bet labai paprasta, nuėjau aukcioną, sąžiningai, kiek jinai kainavo, tiek nusipirkai. Iš tikrųjų, Anglijoje ganėtinai daug namų pasistato žmonės. Bijau pameluoti, atrodo gal arti 200 000. Kiekvienais per metus wow. Visi žmonės savo pasistato. Nesenai vienas mano klientas baigė statyti namą. Žinokit, kažkokių labai didelių iššūkių nebuvo, nes ganėtinai labai viskom domėjaus, kokie leidimai, kaip daryti, kaip ką.
Aišku, kreipiaus pas profesionalus, kad biškai kažką patartų ir visa kita. Kokius profesionalus? Tai sakykim, kad ir legalią pusę, ir tarkim, kad ir statybinę pusę, ne, ir kurie kontroliavo tą statybą. Taip. Jeigu pasirinkat tas organizacijas, ar ten iš councilo, ar privačias kompanijas, kurios kontroliuoja, kaip jūs statot, tai jūs tikrai nieko blogo nepadarysit. Mano atveju aš pasirinkau iš councilo, tikrai daug nekainavo, bijau pasakyti, gal žinok, tai buvo prieš 12 metų, ten councilo tas building control kainavo tikrai labai pigiai, gal 250 svarų. Tai gal dar lengviau kaip iš councilo pasiimti, nes po to vis tiek reikia iš jų gauti tą final signature. Jo, iš jų, galima, aš kiek suprantu, galim naudoti iš councilo, kaip ir čia tokia valstybinė organizacija, kuris stebės jūs, bet jūs galite naudoti ir normalius inžinierius, ar ten architektus, kurie irgi stebės jūsų eigą ir jie išduos tą patį sertifikatą, kad jis namas yra pastatytas saugiai. Tai iš tikrųjų kažkokių labai didelių sunkumų nebuvo ir vienintelis, ką galiu pasakyti, tikrai buvo labai malonus procesas. Tačiau vasarą tikrai buvo malonu. Kiek laiko užtruko, net nesakyčiau nuo idėjos, bet kiek laiko užtruko nuo pirmos plytos ar pirmų pamatų iki pačio užbaigimo? Žinokit, kadangi namą savo stačiau su paskola, pinigėlius gavau į priekį nusipirkti visas statybinės medžiagas, tai labai viskas greit vyko, labai. Metai, 2? Ne, per kažkur apie 5 mėnesius užtruko. 5 mėnesius pastatėt namą? Viskas labai greitai, tai vienas namas. Čia nusipirkti kartais procesas užtruko. Vasara geras oras, viskas labai greitai, iš tikrųjų netgi filmavo BBC tą mano projektą, tokia yra programa. O kodėl jie filmavo? Yra tokia programa, gal daug kas žinot, Homes on the Hammer. Aha. Tai aš toj programai buvau, žinai. O tai kaip jie jūs surado? Tai į aukcionę filmavo. Wow, geras, aukcionę filmavo. Kaip tik įdomus toks tikrųjų variantas. Kažkur važiavau į Lietuvą, jau ten nusipirkau tą žemę, aišku, aš mačiau, kad ten filmuoja. Buvau Lietuvoje, nežinau, kažkas ten buvo, tai buvau įpykęs kažko ir man paskambino. Ir sako, tai gal čia nusipirkai žemę, gal tu norėtum čia sudalyvauti, kas čia tu toks esi. O man kažkaip tai pykti, žiūrėk, aš čia esu, sakau, imigrantas esu. O jiems, žinai, dar labiau patiko matyti, kaip čia imigrantas, žinai. Ir iš tikrųjų, ir kaip nekeistai pinigėlių sumokėjo gal 1000 svarų už tai, kad dalyvavau. Wow, geras. Neleido, tai čia gal įdomu žmonėms, neleido nieko naujo. Pasakokit, prašau, man tai čia žinau. Neleido jokių rūbų, ten brandinių, nieko neleido, bet ir jie nufilmavo iš tikrųjų nuo pradžio iki galo, kaip aš nupirkau žolę, kaip pastačiau namą. Tas buvo, kaip minėjau, gal prieš 12 metų ir tos kalbos labai nemokėjau, bet labai gražiai padarė ir matot, kaip su kokiu ugnele apie tai pasakoju. Ir žinokit, jeigu norit statyti savo namą, tikrai nėra taip sudėtinga, kaip jums atrodo. Kodėl tas sprendimas, iš kur gimė tas toksai, kad savo pagal save, kaip priėjot prie tokios sprendimas? Gal iš tikrųjų negalėčiau sakyti, kad čia tipo savo aš stačiau. Gal idėja visa buvo tokia kaip dalis mano verslo būtų tuos namukus statyti. Aš turiu klientų, vienas klientas pastato apie 200 namų į metus, kitas pastato tik tai 2. Ir aš juos stebėjau, kaip jiems sekas ir visa kita, ir aš galvoju, labai įdomu. Tai tokie kaip developeriai? Developeriai, jie irgi perka žemės ir pastato. Vienas, sakau, 200, kitas tik tai 2 namus. Ir aš galvoju, kad čia labai įdomus versliukas ir visa kita. Ir be abejo vis galvoju apie tai sugrįžti prie to, ne? Tai žinokit, kas įdomiausia ir lengviausia, kad bankai finansuoja tokius projektus. Jie tikrai labai noriai. Kaip minėjau, vienas iš mano klientų ką tik baigė statyti, tai Tomai mes jį galėsim pakviesti, kai jis papasakotų, kaip jis pasistatė, kokie buvo sunkumai. Kai tu klausi apie sunkumus, žinokit, aš kažkokių labai super sunkumų neprisimenu, net negalėčiau net pasakyti. Aš turiu klausimą, dabar man iškilo klausimas, kaip mes perkam šiaip namą, tai bankas ateina, įvertina ir jeigu tu negalėsi išmokėti paskolos, bankas paims namą, parduos iš varžytinių ir įsimokės. Kaip su tuo statomu namu, ar ne? Nes tu neturi nieko, tu turi žemę, ar ne? Taip. Bet ji neverta tiek, kiek tu gauni paskolos. Tai kaip tai? Žinokit, vėl sugrįžtu prie tai, kad čia žmonės jau statos namus 1000 metų, ne? Ir bankai egzistuoja 100 metų. Taip. Tai, žinok, Tomai, jie ir yra jau sukūrę tą produktą, kur tau tik tai namo statybai. Tu ten nepaimsi kito projekto, tas paskola yra sukurta tau.
jie naudoja visokius saugiklius, kaip tai apsisaugot. Tarkim, ten kažkiek duoda pinigėlių į priekį, kažkiek užlaiko ir nesugirdėjęs, kad bankas ten kažko labai užsispirtų ar neskolintų. Tiesiog paprasčiausiai yra tokios paskolos, kur duoda tau namus statyti. Ir jie matyt per tiek tų metų žino tas rizikas ir tiesiog jie skolina. Nes aš pradėjau galvoti, nes jeigu būtų žmonės ar ne, kokie nors netokie sąžiningi, jie pasiima paskolą namo statybai, gauna visus tos pinigėlius, kažkokia kompanija įregistruota, jis sumoka. Ne, vis tiek yra šiokios tokios apsaugos. Žemėje pirkot, reikėjo 25% depozito, ne? Vis tiek, kai jau kažkokius darbus padarėt, jau jie pamatė, kad tie darbai padaryti, jie vėl kažkokių pinigėlių praveda, ne? Tai čia galėčiau papasakoti labai daug, bet man įdomu, ir aš kalbu žmonėm įdomu, tai gal į tai ir įsigilinkim, labai geras segmentas iš tikrųjų, tai jie tos pinigus perveda, kai kažkoks darbas įvykdytas, ar ne, ir tada tu gauni jau kitam etapui, ar ne? Iš tikrųjų yra du etapai, yra dviejų tipų paskolos, ne? Yra paskolos, kad jums praveda pinigėlius, padarė, sakykime, iškasėm pamatus, jie atvažiavo, pasižiūrėjo ir pravedė ten, sakykime, 20 000. Bankas siunčia kažkokį nes savo jūs ekspertą? Prieš statant savo namą, jūs bankui turit pasakyti dažniausiai 6 stadijas. Pirma stadija būtų nupirkti žemę, 25% depozito ir bankas paskolino pirkti žemę. Tai vėliau kita stadija, sakykime, groundworkas, žemės darbai, toliau plytos, toliau stogas, toliau vidaus darbai, toliau išorė. Tai du variantai, kaip Anglijos bankai naudoja. Tai naudoja, kad jie netgi gali mokėti pinigėlius į priekį už kiekvieną etapą, tada palūkanos aukštesnės. Ir kiti bankai naudoja, kad jūs išpylėt, sakykime, pamatus, jie atėjo pasižiūrėjo ir tada jums duoda pinigėlių. Pamatams. Pamatams, ne? Vėliau, aišku, statybom sienom, vėliau kitą dalį duoda stogui, vėliau duoda vidui, kur, kaip sakiau, turit parašyti tokį kaip mini biznio planiuką, kiek pinigų reikės žemėje, kiek reikės pamatam, kiek reikės sienom, kiek stogui, vidui ir aplinkai. Tikrai pats tai padaręs, tikrai pasidalinsiu to mane ir tikrai ganėtinai viskas paprastai. Bankai noriai tai finansuoja, tikrai noriai. Jokių ten nėra, kai kurie netgi building societies netgi tai specializuojas. Vien tik tam, kad duotų self-build, mes vadiname, ne? Self-build, jeigu paminėti, yra labai geras puslapis. Turit būtinai paskaityti, kas galvoja apie statybos. Vadinas Build Store. Build Store. Nežinau, kaip čia pasakyti teisingai. Gerai. Tai buildstore.com atrodo. Ten yra viskas, ko jums reikia. Yra sudėti bankų palūkanos, yra sudėti visi etapai ir galėtumėt pasižiūrėti. Man įdomu dabar, dar grįžti, aš tai nepaleisiu, Remigijau, jūsų su šitų namu, jau čia dabar viskas pagavau. Kaštai, ar ne? Tai tarkim, lyginant su pirkimu ir statymu, ar ne? Ar mes kažką taupom? Ir pasistatom galim, tarkim, sakykim, ar galim staupyti, ar kainą šitą panašiai? Žinokit, va čia labai geras klausimas, Tomai, labai superinis klausimas, nes visi žmonės galvoja, o aš čia kažką pigiau pasistatysiu, ne? Tai visų pirmiausia, reikėtų įvertinti tos kaštus. Tai mano pavyzdžiui, aš tai kadangi jau pirkau žemę su planning permission, aš jau buvo viskas aišku, kad galiu statyti. Ir aš pasėmiau tuos brėžinius, nuvažiavau į agentūras 3 ir sakau, pastatysiu tokį namą, nes brėžinius matos, koks namas bus, kokioj gatvėj, ir jie pasako, kiek tas namas kainuos. Tai va, čia jau galveliai susideda, kiek tas namas bus vertas, ne? Dabar tavo klausimą atsakyti, žinokit, turit suprasti vieną dalyką, vis tiek, jeigu statot kažkokioj gatvelėje, ne, tas namas tikriausiai bus jūsų šiek tiek brangesnis, negu kaimynai pardavinėja, nes jis bus naujas. Taip. Nes, kaip jūs ir žinot, visi nauji namai vis laik yra brangesni. Čia kalbame apie parduodant. Parduodant. Nes jeigu grįž prie naujų statybų namų, ne, visi mes žinom, kad jie yra truputį brangesni. Kodėl bankai prašo daugiau depozitų? Todėl, kad jie galvoja šiek tiek yra pervertinti ir jie nukris. Norėčiau paminėti, kad naujos statybos kaina susilygina su kitos gatvės namai, užtrunka apie 7-8 metus. Tai va čia tiek laiko užtrunka, ne. Tai mano atveju, jeigu kaimynai, sakykime, ten pardavinėjo namus 2,20, tai man viskas ten kainavo, sakykime, gal kokie 2,40 ir visa kita, ne? Tai šiek tiek gal brangiau, bet jūs turite suprasti, kad tai yra naujas namas, tu kažką ten pasidarei palei savo galimybės, galų gale jūs turite opciją rinktis ar brangesnius įrangą pirkti, ar pigesnį ir visa kita. Tai
Jo, čia ypač va verslininkam, ką galiu pasakyti, gal jeigu kas iš patirties norėtų tuom domėtus, tai gal patarčiau ne namų statyti, o gal butus. Jo. Tai čia tokie niuansai, nes jūs vis tampat dar ir žemės savininkų, tampat freeholderių, butai tampat tik leaseholderių. Jau čia tokie niuansai, kur galėčiau pasidalinti kitą kartą. Čia geras. Tai įdomi tema, Tomai, apie tai tikrai pakalbėsim, pakviesim svečią kokią mano klientą, kas pasistatė visai nesnai ir Nu ir paskutinis klausimas, nes man labai įdomu, ar galima statyti namą tokį, kokį tu nori ir kokį įsivaizduoji, ar yra kažkokie reglamentai, kažkokie Jo. reikalavimai, kad turi būti panašus į gatvę, į kaimynus ir taip toliau. Jo, tai visų pirmiausia, gal patarčiau, jeigu kas galvojat pirkti, be abejo reikėtų jau pirkti tą žemę su planning permission. Planning permission bus duotas, reiškia jau bus aišku, kokį namą statysite. Taip. Ne? Nusipirkot, galit bandyti laimę, pakeisti tą namuką, stilių ir visą kitą. Tikriausiai jums nepavyks, nes mano atveju tai dažniausiai, kai prieš pradedant statyti, turi nunešti vietinė savivaldybė plytą, palangės ir stogo plytelę. Ir jos turi būti tos pačios spalvos kaip ir kaimyno. Aš atsimenu, nunešiau plytą truputį tokia raudonesnė, nes tokie gelsvi buvo namai. Jo. Ir aš tokie gal kaip ir raudonumo tokie, nu nežinau, tokios tos plytos buvo parduotuvėje, man atrodė gražiai. Ir man sako, okei, atneš kitą plytą, kuri bus daugiau į gelsvumą. Tai tikriausiai atsakant tą klausimą, labai čia neįsijausit. Jo. Bet kaip aš minėjau, tas va mano vienas iš klientų, iš pažįstam, kur tik 2 namus pastato, ne? Tai va jis pastato tokius, kokius jis nori. Supratau. Nes jis tada labai paprasta sistema, jis nuvažiuoja miškos kažkokią sodybą, nuperka už $500,000, nieko nėra, viską arti, ar ne? nugriauna ir tada įsijaučia į fantaziją ir pastato didelius namus. Tai čia jo, visokiausių čia priklausomai koks biudžetas ir kiek tavo galimybės, bet be abejo, bet dar kartą gal norėčiau pabrėžti, kad gal reikėtų pirmą namuką būti labai atsargiai, pirkti su planning permission, kad nebūtų jokių niuansų. Mano atveju nusipirkau, nemeluoju, gal už 2 savaičių jau įvažiavau traktoriai, kas pamatų, ne. Nes buvo viskas planning permission. Nuėjai, patikrino, viską dar kartą peržiūrėjo brėžinius, ar tinka šiai dienai. Mano atveju ten reikėjo tik tai smoke alarmus pakeisti, nes buvo su batareiko, vėliau reikėjo su elektra, tai architektas vietoj mėlyno brūkšnelį uždėjo raudoną ir pavažiavo. Tai jo, bet įdomi tema. Ką galėtumėte, Remigijau, pasakyti apie buy, refurbish, refinance, rent? Labai įdomi tema. Be abejo, visi mes tai norim daryti, kas domimės nekilnojamu turtu. Norim kažkokį projektėlį surasti, pigiau paremontuoti ir parduoti. Be abejo, tai visi daro, tikriausiai jūs žinot ir jūsų draugai daro, kaimynai daro. Nežinau, viskas ganėtinai paprasta, išskyrus tai, kad daug darbo turite įdėti. Labai daug darbo, nes visi čia ieško tokių tų namų. Bet žinokit, ta sėkmė ateina po sunkaus darbo. Gal kažkoks projektėlis pavyko, nepavyko. Antras tikrai geriau pavyks. Nes galų gale mes turim suprast, mes nesam čia vietiniai, mes kažkokių tų vietovių nežinom. Nes jeigu aš gyvenu, tarkim, ten kokio Vilniuje, aš visus kampus žinau, taip, ne? Čia mes tokie kaip ir nauji žmonės, ne? Tai gali būti kažkas, mums tie pirmi ar kiti projektėlį nepavyktų, bet su laiku, su patirtim, su sunkiu darbu, manau, tikrai yra įdomi tema ir tai galim padaryti. Iš tikrųjų, aš sulaukiu nemažai žmonių ir iš savo pažįstamų, kai pradėjau dirbti su nekilnojamu turtu, ar ne, žmonės, kurie turi statybų kompanijas ir aš sulaukiu nemažai skambučių, kur sako, darom, ar kažką darom, ar nedarom. Tai aš galvoju, kad būtų faina dedikuoti iš tikrųjų vieną laidą grinai tam. Jo, be abejo, žinai, mes galim su konkrečiais pavyzdžiais, ne, mes galim surasti konkrečius pavyzdžius Tomui. Aš, pavyzdžiui, klientam pateikiu, ne, kurie klientai domis tom, ten už kažkokį smulkų tą mokestį, aš surandu tokius projektus. Ir pateikiu žmogui, kad jis šiai dienai tiek kainuoja, kaimynas parduoda už tiek ir palieka šitas tarpas, kiek reikia investuoti ir kažkokio to pelno liks ar ne. Nesakau, kad tai yra labai paprasta ir lengva, bet tikrai, manau, čia kažkokių super talentų nereikia. Tik reikia gal sunkaus darbo ir tikrai, manau, galėsite vykdyti vieną ar kitą savo projektėlį. Reikia nemažai namų darbų tikriausiai padaryti. Reikia, be abejo. Reikia būti pasiruošusiam, kad tikrai gali ir nudegti su tuo, ar ne? Žinokit, jeigu gerai pasiplanuosit, tas nudegimo laipsnis bus labai mažas, ne? Turiu labai įdomių klientų, kuriem galva pirko su tokia idėja, kad šalia kažką dastatyti. Ganėtinai saugus variantas. Tikrai
tikrai vieną ar kitą galėsim vėl atsivesti savo laidą, kur nusipirko, buvo kažkoks gabalėlis žemės šalia ir jie dasistatė namus. Be abejo, kažkokia tai rizika yra, kad gal ar neparduosit, ar neišnuomosit. Visą laiką turi turėti kažkokią emergency fund, kad kažkas atsitiks to blogo, kur jūs neplanavot. Tai be abejo, turit gerai viską pasverti ir apgalvoti, bet jo. Aš vasaras turiu su kokia situacija, aš turiu draugus, jie šiek tiek vyresniai yra, Michaelui 73, Lindai 68 ir jie turi Airbnb verslą. Vadinasi White House, žodžiu, žiauriai senas namas, net buvo ekspertai ištyrę kai kurie balkiai nuo kažkokio laivo iš 1400-ųjų, tai, žodžiu, tas namas jau jis yra special, jie žmonės yra šiek tiek vyresni ir Airbnb reikia commercial mortgages, ar ne? Taip. Ir jie susidūrė su dideliu sunkumu, kai jiem reikėjo refinansuoti tą paskolą ir buvo iš tikrųjų ten labai ilgai ieškojo ir mes dar nebuvom pažįstami tuo metu, bet jie surado gal tik 1 ar 2 lenderius, kurie sąlygos tos buvo ten kosminės, kiek jie mokėjo. Nes jie ir buvo praleidę kažkaip, kadangi dėl COVID buvo tos visos restrictions ir taip toliau, jie turėjo tų finansinių sunkumų. Kaip yra su tuo amžiaus cenzu, ar ne? Bet, pavyzdžiui, kaip skolintojai žiūri į amžių ir kaip... Jo, žinokit, kažkaip tokia nuojauta turiu, kad kuo toliau tie bankai vis taip lankščiau žiūri į amžių. Tikriausiai gal mato statistiką, kad mes ilgiau gyvenam, ne? Senėjam ir ilgiau gyvenam. Jeigu pirkt savo residential namą, tai iki 70 metų nieks klausimų neklausia, jau kai kurie bankai nebeklausia klausimų ir iki 75 metų. Jeigu kalbėti apie buy to let, tai žinokit, tikrai yra bankų, kur labai jau lankstus kriterijai, netgi ten iki 90 metų ir kai kurie, man rodo, neturi visiškai jokio amžiaus, ne? Tai jo, bet čia vėl reikėtų gal pasikonsultuoti su kažkom, su manim, su kažkom kitu ir jo. O ar palūkanos priklauso nuo amžiaus, ar ne? Ne, palūkanos nepriklauso visiškai nuo amžiaus, nuo spalvos žmonių, nuo to, kiek jūs depozito įnešat, kokį produktą naudojat, ar tai 2 metų, ar 5 metų, ar tai kažkoks bridging loanas, ar paprastas buy to let mortgage'us. Jo, nepriklauso nuo amžiaus. Su kiek dabar skirtingų lenderių dirba? Aš atsimenu, man kaip rodėt sistemą, biški šiek tiek akies krašteliu, tai ten jūs turit, wow, aš pasižiūrėjau ten puslapį ir puslapį. Kiek dabar tų lenderių? Šiaip, žinokit, gal bijau pameluoti, manau, Anglijoje yra apie 300-400 finansinių institucijų, kurios skolina. Ganėtinai jos visus aktyvios. Bet čia reikėtų gal patikslinti, bet aš manau, kad tiek. Realiai aš dirbu, sakykime, bijau pameluoti kokią 70-80 bankų, kur realiai aš su jais dirbu. Ganėtinai pakankamai, nes kiti bankai ten, kuriuos aš nenaudoju, gal dirba su kito tikėjimo žmonėm, nes jiems skirtos paskolos yra, ne. Tai aš kokią 70-80. Turit tų paskolų labai daug. Jeigu kalbėt apie, sakykime, jeigu šiandien atsidarytumėt Barclays banką ir pažiūrėtumėt jų siūlomas palūkanas, aš galvočiau, kad Barclays bankas šiai dienai turi kokį 150-120 pasiūlymų. Nes jie toks didelis bankas, tai jie turi 2 metų, 5 metų, fiksuotą, nefiksuotą, offsetą, buy to let, tiesiog daug. Kiti bankai tik tai, sakykime, kaip tu minėjai, specializuojasi tos žmonės, kurie praleido mokėjimus. Kiti bankai specializuojasi tuos, kad tas namas yra griuvena, bet jiem patinka. Jie duoda su atitinkamais kažkokiais kriterijais, bet jie tom specializuojas. Tai va, ir labai daug bankų. Čia nieko nereklamuojant, toksai klausimas, ar ne, žmonėm besirengantiems savo mortgage brokerį, ar ne? Jūs paminėjot, kad jūs dirbat su 70-80 bankų. Ar visi mortgage brokeriai dirba su panašiais bankais? Ir su panašiais kiekiais? Ir nuo ko priklauso, su kiek bankų jūs dirbat? Ar čia nuo asmeninių ryšių kažkokių? Šiaip Tomai, kaip tu minėjai, tu esi nepriklausomas, aš irgi esu nepriklausomas, aš tikrai galiu dirbti su visais 400, be abejo jų nėra tikslo, nes tikrai ten jų tiek nereikia, ne. Gal reikėtų paminėti, manau, agentūros, ypač agentūros, kai perkat namus, tai manau, va šitie brokeriai, jie turi šiek tiek restricted lenders panel, nes jie nori gauti truputį daugiau komisinių ir jie dirba tik su atitinkamais bankais, ne? Nes kadangi ta didelė kompanija, jie nenori ten veltis į kažkokius bankus ir manau, kai kurie brokeriai dirba su ne visais bankais, kaip aš dirbu. Bet be abejo, kai jūs nueisit pas ar brokerį, pas mane ar pas kitą, jūs būtinai paklauskit, ar jūs su visais dirbat bankais, ne? Ir tai
Tai privalo brokeris pasakyti. Netgi mes privalom išduoti tokius dokumentus, su kokiais bankais mes dirbam. Tai padarykim tokį sąrašą, tada ar ne, toks mini žaidimas ir informatyvus mūsų klausytojams. Tai tarkim, aš ieškau savo mortgage brokerius, ne? Taip. 3 pagrindiniai klausimai, kurių aš turiu paklausti pas mortgage advisorį prieš jį pasirinkdamas ir nuspręsdamas, ar jisai bus tinkamiausias Be abejo. žmogus. Pirmas dalykas, ką turit sužinoti iš brokerio, kokios jų paslaugų kainos. Taip. Čia turit žinot, kad nebūtų jokių surprizų. Aš, kaip sakau, aš neimu jokių tų pinigėlių, gaunu komisinius iš bankų. Tai daug žmonių paskambina ir jie ten mini, kad aš man brokeris to ir to nepasakė. Jo. Ir nesakau, kad čia ir blogai. Jeigu brokeris nori pinigėlius, prašau, tikrai čia nieko blogo. Yra žmonės, jis vertina, gal jam reikia tų pinigėlių ir ką. Tai pirmas dalykas, ką turit paklausti, kiek kainuos brokerio paslaugos, ne? Antras dalykas, gal turit paklausti, su kiek bankų jūs dirbat. Ar jūs man galėsit padėti? Kad praplėstų, tai kad kuo daugiau bankų tikriausiai, tuo daugiau gali surasti. Ir gal trečią dalyką reikėtų paklausti, koks tas servizas, ar jūs padedat iki galo, nes iš tikrųjų to brokerio darbas yra ką, padariau paskolą ir viso gero, bet iš tikrųjų taip nėra, nori žmogui padėti iki pačio rakto gavimo. Tas paskolos gavimas yra tik viena maža dalis pirkime. Taip. Be abejo, reikia dirbti su tavim, Tomai, su agentūrom, su advokatais. Tai turit paklausti, ar jis tikrai padės tai. Kažkaip aš tai negalėčiau net atsakyti, kad nepadėsiu, nes tai neįmanoma. Ne? Vis tiek žmogui noris padėti, ne? Tuo labiau ir kalbos barjerai išvengiam ir visa kita. Ne? Tai va tie 3 tokie dalykai turėtų būti svarbus žmonėm, kurie eina. Žodžiu, kainos, su kiek bankų ir kas koks jo įeina į tą servizą. servisą. Taip, aš manyčiau. Taigi, ačiū labai, kad buvot su mumis. Tikiuosi, laida buvo informatyvi. Iš tikrųjų, šiandien su Remigijum tikrai labai daug apkalbėjom ir daug užkavernom. Tai jeigu kažkokių klausimų ar kažko, ar man, ar Remigijui, mūsų elektroninio pašto adresai, telefono numeriai bus pateikti žemiau po video. Ir iš tikrųjų domėkitės, siekit savo tikslų, negalvokit, kad jūs kažko negalit, ateikit, klauskit. Iki kito kartą. Viso geriausio, iki. Cool!